Labą vakarą, gerbiami svečiai, gerbiami ministrai, Seimo nariai, anykštėnai ir visi kiti, kurie šiandien susirinkote pagerbti mūsų dieną, mūsų dešimtmetį, mūsų atidarymo šventę Anykščiuose. Kaip studentams trūksta visada vienos nakties, statybininkams, nežinau, galbūt vienos savaitės, kartais gal ir daugiau. Mums irgi trūko dar vienos kitos nakties, todėl būkime atlaidus, labai mūsų neskriauskite ir nepeikite, jeigu matysite kur nors dar nepabaigtų darbų, nenuvalytų dulkių ar kažkur kažko nepadarytų. Ne veltui Vilnius Anykščiai įsikūręs Anykščių Šilelio ir Šventosios upės prieglaustyje. Tai modernus sveikatingumo ir gydomojo spa centras Anykščių mieste, atitiksantis tarptautinius spa kvalifikacinius reikalavimus, standartus, ir jis gali konkuruoti ne tik su rytų, bet ir vidurio Europos spa. Vakarų būtinai. Žeklutės duos kažkas. Pone Darė, imkitės iniciatyvos, nes be jūsų vyrai nepajudės. Tai anykščiams yra didžiulis įvykis ir manau, kad tai ne tik įvykis, ne tik objekto atidarimas, bet ir visiškai nauja pakopa miesto vystymėsi. Su spa atidarimu aš manau, kad mes jau praktiškai atitinkam kurortų teritorijos statusą ir tai ne vien tik tai darbo vietos, bet kas irgi nepaprastai svarbu mažam miesteliui, bet tai yra ir kiti dalykai, tai yra tolimesnė miesto plėtra, tai yra pritraukimas kitų verslininkų, kitų verslo subjektų, tai net sunku pervertinti tą reikšmę, kurią duoda spa Vilnius Verde atidarimas Anykščiuose. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sėkmės tada.